Labą dieną, lyderių karta vėl su nauju podcastu. Ir šiandien svečiuose mes turime Mildą. Ir šiandien mūsų tema su Milda bus kalbėti apie konfliktus. Kadangi lyderių karta kalba ir dirbame su vaikais ir šeimomis, tai mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas būtų priimtas ir galėtų būti savimi. Konfliktų temos ir konfliktai, kuriuose dalyvauja vaikai, manau, tai tema, kurią mes turėtumėm kalbėti. Jis yra nepatogi, bet šita tema yra labai aktuali. Tai labas, Milda. Labas, Agne, ačiū už kvietimą pasidalinti. Tikrai tokia labai aktualia tema. Ir čia turbūt, jeigu gerai suprantu, tai liesim tą mano profesinę dalį ir patirtį, greičiausiai net kaip šeimos ginčių mediatorės, nes ten daugiausia tenka man su tais konfliktais darbuotis. Ir kaip taisyklė, epicentras to konflikto teoriškai yra vaikas, o praktiškai tai du suaugę, vienas kito nemėgstantis, nors prieš tai labai galbūt visai neblogai sugyvenantys žmonės. Tai turbūt mano pagrindinis ir tas vaikai konflikte. Ir turbūt aš gal paklausčiau tavęs, ne kalbant apie konfliktą, ne apie tą konfliktą, kuris daug metų įsisenėjęs, bet kaip konfliktuose dažnai būna vaikai, nes gali būti konfliktas ir tylus. Aš, pavyzdžiui, nešneku su savo vyru 2 savaitės, savaitę arba 2 dienas ir tame konflikte turi būti vaikas. Kaip tu rekomenduotum tėvams, vyksta konfliktas, nes kartais būna tėvai, kurie sako, mes prie vaikų niekada nekonfliktuojam. Aš esu šiaip pati, jeigu jau asmeniškai irgi klausi, tai už tikrumą, už nuoširdumą ir už tikrai tą realų pasaulio vaizdą. Tikrai yra skirtingų šeimų, kurios taiko skirtingas strategijas. Vieni pasileidžia plaukus ir pykstasi pačiais jau brutaliausiais būdais ir prie vaikų, ir prie kaimynų, ir prie visų. Kiti pasirenka, kitą kraštutinumą, kai iš vis niekada apie nieką nekonfliktuoja garsiai, kad tik nematytų, kad tik neišgirstų. Bet man atrodo, ta tiesa yra kažkur per vidurį, ar ne? Faktas, kad kartu gyvenant kyla tam tikrų kažkokių nesutarimų ir įtampų. Kažkas nepatinka, rutininiai tam tikri dalykai, buities kažkokie dalykai. Taigi ištisai vienas prie kito bandom derintis. Netgi auklėjimo, vaikų auklėjimo. Tai čia dažniausiai būna tikrai. Tai vadinasi, mes turėtumėm priimti tą faktą, kad apskritai kažkokie tai nesutarimai nebūtinai turi išaugti į konfliktą, gali būti tiesiog ginčas kažkoks ar apsižodžiavimas. Tai skirtingų tų nuomonių susidūrimas, jisai egzistuoja pas visus. Klausimas, kaip mes tą dalyką sprendžiam. Ir man atrodo, kad geriausia, ką gali padaryti tėvai, tai pirmiausia patys išmokti konstruktyviai spręsti savo konfliktus, neperžengiant nei savo, nei kito žmogaus, nei apskritai sveiko proto ribų, kad tai netaptų necenzūrinių žodžių tirada, kažkokie tai net ir fiziniai dalykai. Ir man atrodo, kad tada galima pozityvų, gerą pavyzdį rodyti ir vaikam. Nes jeigu mes tikrai pasileidžiam plaukus, kaip sakau, ir rodom agresyvų tą konflikto sprendimo būdą. Vaikai jį mato ir priima kaip tą pavyzdį, kurio reikia vadovautis, Arba būna tikrai vyresni, kai pradeda galvoti apie tai, kad tai yra nepriimtina, aš taip tikrai nedarysiu, bet kaip reikia. Iš kur gauti tą pozityvų pavyzdį? Tai tu gali nenorėti taip daryti, bet tu nežinai, kaip padaryti kitaip. Ta kita strategija, kai vengiam, tai tikrai vaikam iškreipia pasaulio suvokimo vaizdą. Atrodo, kad viskas idealu, viskas gražu, pūkuota, žmonės niekada nesipyksta ir vėlgi jie neturi įgūdžių po to susidūrę su kažkokia konfrontacija kitur, mokykloj, su draugais, kai susidūrė su priešinga kažkokia nuomonė. Ką daryti, kaip rutuliuoti diskusiją, kaip kažkokius sprendimus kartu priimti, jeigu aš galvoju vienaip, o tu galvoji kitaip. Tai čia labai yra svarbus dalykas ir tėvai turėtų suprasti, kad jie yra pirmieji tie, kurie savo pavyzdžių tos vaikus ugdo ir moko ir investuoti į tai. Nes kiek pas mane ateina klientų, ne į mediaciją, pavyzdžiui, į poros konsultacijas, Tai labai dažnai žmonės tikrai turi dar iki tam tikro lygmens, kol iki skyrybų neprieina, turi motyvacijos ir norą savo kažkokius nesusikalbėjimus spręsti. Puikiai supranta, kad
nesigauna, bandau ir vienaip kalbėtis, ten ir kitaip, žinai, kalbėtis, nesigauna. Nu tai nėra įgūdžių, nes trūksta kartais žinių, trūksta informacijos ir trūksta praktikos, kaip tą daryti teisingai. Per tą laiką tai stebėdami auga jų vaikai ir po to žiūrėk, ištinka kitos problemos. Tie vaikai susikonfliktuoja tarpusavyje, ar ne, irgi, tarkim, destruktyviai, mokyklose įvairių konfliktų būna. Ką tėvai daro? Nu, taip negalima. Arba sako, ne, jeigu tau davė, tai duok atgal. Tai šitas irgi būna. Ir tada ar ne prieinam prie kito klausimo. Iš vaiko perspektyvos. O tai kas nors man gali parodyti, kaip reikia. Ne tik papasakoti, parodyti, kaip reikia, kaip tą padaryti. Ir kaip iš tikrųjų tai veikia, koks tada bus rezultatas. Tai pas mane tie suaugę žmonės irgi labai dažnai ateina dar su tokia dalele, žinai, vilties, bet jau kupini nusivylimų per daug kažkokių nesėkmingų bandymų. Ir žinai, kai tu prieini tą tašką, kai daug kartų kažkas tai nepavyksta, o labai nori, tai kažkuriam etape tu ir tą motyvaciją prarandi stengtis ir mokytis naujų dalykų. Ir sakau, visą tai mato mūsų vaikai. Plus, kokia namuose yra atmosfera, jie taigi viską tyliai išgyvena. Taip. Ir jie dar patys nežinodami savo galvoj priveikia ir prigalvoja daug dalykų. Ir dažniausiai, ką aš matau, kiek tenka bendrauti, tai vis tiek tas dėmesys būna, ar ne, per tą konfliktą suaugusių žmonių, vaiko dėmesys kažkaip dažnai krypsta į save, kad gal aš kažką negerai padariau, gal aš kažką praleidau. Čia gali kiekvienas pasiimti labai paprastą pavyzdį, kas yra susidūrę. Aš, pavyzdžiui, taip pati patyrus, turiu 2 dukras. Jeigu namuose yra kažkoks, nesutarimas, nuomonių ten apsikeitimas, kartais tikrai ir garsiau, ar ne, tai būna, vis tiek diskusija kažkokia vyksta. Tai aš esu turėjus situaciją tokią, kai mano mažoji vidury diskusijos, net ne konflikto, bet tiesiog diskusijos su vyru, pribėga tam, kad pertraukti tą pokalbį, nes dar anglų kalba, jinai tada jos nemokėjo, nelabai supranta, kas čia vyksta, ir atneša man piešinį, žinai, pralinksminti, pažiūrėk, kaip faina. Taigi jie užsideda labai daug atsakomybės ir tada jaučiasi kažkaip atsakingi, įsipareigoja išspręsti problemą, suaugusių žmonių problemą, pralinksminti tėtį, pralinksminti mamą, padaryti dovanėlę, kažką išlankstyti, kad pasikeistų tą būseną namuose. Tai jie be galo išgyvena ir labai baisu yra, kai tėvai net po konflikto nesugeba kalbėti su vaikais apie tai, kas čia įvyko. Ir dažniausiai, žinai, ką matau? Taigi, matos, ar ne, mama ten iš veido iškritus, tėtis iškritęs, galbūt jie nekalba, žinai, vienas susiraukęs, kitas gal jau ten nusiverkęs. Kalbadieniai, tai žinai, įtampa, tai namie ateina. Jinai tvyro ore. Ir tada, kaip dažnai būna, ar ne, vaikai prieina, mama, ten tėti, ar ne, kas tau yra? Nieko. Tai dar viena problema, kai po to mes turim, aš su suaugusiais, kai dirbu, labai tą matau, kai turim didžiulę masę žmonių, kurie jau savo vidiniais pojūčiais nebepasitikė, nes žmogus šiaip intuityvi būtybė, ar ne, tu jauti, kad kažkas galbūt negerai, kad ta įtampa ore trikdo, kažkaip tai, ar ne, tą orą. Bet kai tu pasitikslini su tuo, kas tau yra autoritetas, mama, tėtis, ir tau pasako, kad ne, tai tu nebežinai, ko tikėti, ar savo vidinių balsų ir pojūčių, kad čia kažkas yra, bet tau sako, kad nėra. Ir ką mes turim? Tada krūva po to suaugusių pasiklydusių žmonių, kurie nebegeba identifikuoti, čia yra rizika, nėra rizika, čia gerai, ar čia blogai, žinai, kaip aš jaučiuosi. Taip. Tai va šitoj vietoj mes palėtėm suaugusių, bet konfliktą, ne, tarp suaugusių, bet yra tas laikotarpis, paauglystės laikotarpis, jisai toks labai trapus, nes aš pats nesuprantu, kas su mano kūnu vyksta, nes aš paauglys, nesuprantu, kas vyksta su manim, ir konfliktas tarp tėvų. Ir turbūt gal ne tik paauglystės laikotarpį, apskritai, mano konfliktas kaip vaiko su mama arba tėčiu. Nes kas atsitinka, kai mes dirbam su vaikais ir kai mes dirbam su tėvais, kartais pastebim, kad tėvai sako, tai tegu supranta. Tai dabar tegu supranta, kad aš čia užrėkiau, kad jisai kažką blogai padarė. Tai bet aš sakau, jūs paaiškinot, kad jo elgesys jums nebuvo priimtinas ar kažkas. Ne, jisai nešneka su savo vaiku, nes tegu jisai supranta, kad jisai padarė blogai. Nuo ko galvoju pradėjo dabar, žinai, šitą vietą. Tas supranta ir tas kalba. Šiaip kaip taisyklė, dažniausiai tai žmonės galvoja, kad jie pakankamai kalba.
mes tarpusavį kalbam, aš su vaikais kalbu. Žinai, mano darbas tai yra toksai panalizuoti, kaip yra kalbama. Man čia yra pati įdomiausia dalis ir ypatingai, jeigu yra dažnai pasikartojantis kažkokie konfliktai, kokia yra chronologinė seka įvykių ir žodžių. Tai aš tikrai paskatinu žmonės atsiminti, nuo kurio taško prasidėjo, kas ką pasakė, kas ką atsakė, kaip toliau viskas vystėsi. Ir žinai, kai pradedi kalbėti apie tai, tai pasirodo, kad tas kalbėjimas yra komandos. Tiesiog. Eik padėk, eik padaryk. Kodėl dar nepadarai? Tai yra tam tikros komandos arba diagnozavimas, žinai, tų lipdukų, klijavimas apie tave kaip apie žmogų, dėl to, kad aš jau savo galvoje pasipasakau tą istoriją, susikūriau interpretaciją, ką vienas ar kitas dalykas reiškia ir ateinu tave informuoti, žinai, kaip man atrodo dabar, kas tu esi, arba kodėl tu esi blogas, arba kodėl tu esi netvarkingas, arba koks tu dar tenai esi. Tai apskritai, ar tada tokia kalbėjimo maniera ir toks būdas ir tas turinys, ar jisai atveria kelią diskusijai. Ir po to kažkuriam tam tokiam taške tėvai ateina, kas turi paauglių vaikų, manęs tai tas dar laukia, bet ankstyvoji paauglystė jau vyresnėliai prasideda, jau matau tos dalykus. Žinai, jie sako, mano vaikas su manim nesikalba. O tai ar tu norėtum kalbėti su kitu žmogumi, kuris jau iš karto net ir klausosi tavęs su savo išankstinę nuomonę, kuri yra tiesa, nes jis didesnis, stipresnis, protingesnis, daugiau patyręs ir kažkoks. Tai kam patinka? Taip, nepatinka. Tai žodžiu, nėra tos erdvės, žinai. Aš kartais iš savo vaikų gaunu tą tokį, kad vaikas pasako kažkokį, tai, pradeda pasakot ką nors arba pradeda ką nors sakyti ir tu tikrai taip atsitinka, kad kartais pertrauki ir tada pradedi kažką sakyti ir tu ir vėl manęs neklausai, tu ir vėl manęs negirdi ir tada turbūt šitoj vietoj santykiuose, tarpusavio santykiuose, kad ir su vaikais, yra šitas dalykas labai gajus, nes mesgi suaugę žmonės, viską labai gerai žinom, o ką čia tas vaikas, ką jisai čia supranta? Todėl, kad mes nemokam vieni kitų, čia bendrai, ne tik su vaikais, klausytis. Tai yra, įsivaizduok, iš kur atsiranda noras pertraukti ir pasakyti kažką nuo savęs. Vadinasi, iki tam tikros pokalbio dalies tu kažką girdėjai, bet po to, kai tai tau yra pažįstama, artima, gal tu ten turi savo patirties ir sprendimo, nuo tos vietos tu to žmogaus nebegirdi, tu kalbi su savim. O ką aš daryčiau, o kaip aš daryčiau, man irgi tai buvo, tu su savimi kalbi, tu nebegirdi jo. Ir po to, žinai, taip noris būti protingu ir pasidalinti, kaip man atrodo, kad tu imi pertrauki. Tai vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą jau neateis tas vaikas su tam kalbėtis, nieko čia neįmanoma pasakyti, tai vėl savo, žinai, tai net nenervuosiu geriau, net įsispręsiu ten savarankiškai. Ir taip mes susigadinam, nors ketinimas tai yra geras, atrodytų dažnu atveju, nori sutrumpinti vaikui patirties kelią, apsaugot nuo klaidos, nuo kažkokio neteisingo ten sprendimo, nes tu žinai, kaip gali būti. Ir sudėtinga, man atrodo, tėvam yra priimti tai, kad ir kiek mes daug sprendimo variantų galim vaikam pasiūlyt, žinai, tas suvokimas savo kaip tėčiui ar mamai, kad vis tiek turės ant tų greblių užlipti, kad iš tikrųjų suprastų. Arba kažką turės patirti savo, nes tai yra mano patirtis. Aš lipau ant savo greblio vienaip, ne? O vaiko gal tas greblys bus koks inovatyvus su neštriais kampais. Tai va šitoj vietoj tas konfliktas. O kaip tu savo darbo specifikoje arba tu matai tos konfliktinės situacijos, jos yra orientuotos, pavyzdžiui, žinai, skiriasi, skyrybų atveju paimama, ne? Skiriasi dažniausiai vyras ir žmona, ne mama ir tėtis. Bet šitame visame konflikte tada tas vaikas kažkur yra pamirštas. Ta prasme, kad jisai mažas nieko nesupranta, arba kam čia dabar šitą informaciją jam sakyti, bet tu tamegi gyveni lygiavertiškai. Taip pat kaip tėtis mama, kaip vyras žmona tame skyrybų procese, ne? Kaip tu matai šitą visą dalyką? Kaip tie tėvai tvarkosi ir kokia dažniausiai būna ta nesusitvarko dažniausiai. Žinok, dažniausiai nesusitvarko dėl to, kad pameta tą esminį momentą, kad tos skyrybos
Taip, jos ir turi vykti, jeigu vyksta ar ne tarp vyro ir žmonos, tikrai ne tarp mamos ir tėčio, čia kaip tik mes turim iš vienų vaidmenų išeidami į kitus koncentruoti dar daugiau savo dėmesio, dėl to, kad tikslas tai yra net ir pasikeitus gyvenimo sąlygom užtikrinti, kad visi vaikų poreikiai būtų patenkinti. Ir vat čia yra man tas didžiausias paradoksas, kad kaip ir vyksta tas pokalbis ir diskusija ir sąlygų aptarimas, ar neturint omenyje vaikus, bet jie tampa va tuo įrankiu, žinai, ir vienas ir kitas bando labiau patraukti savo pusę, kad pamanipuliuoti, jo, įvairiausiais, žinok, būdais ir metodais. Kitas dar dalykas, kažkaip tai apskritai tas suvokimas, kad vaikas poreikių turi, labai skiriasi tarp vieno ir kito. Tai mamom tokia dažnai tikrai hipergloba pasireiškia, labai noras apsaugoti irgi nuo visko, ne visada, bet dažnu atveju, ar ne. Iš vyriškos pusės tą ir statistika patvirtina, galima pasižiūrėti statistikos departamente, kraupius duomenis. Neatsimenu, kelintų metų dabar čia žiūrėjau, buvo irgi ta lentelė, kur parašyta, kad šiaip tai praktiškai tikrai ten 9 iš 10 vaikų lieka gyventi su mama, bet daugiau negu pusė tėčių minimaliai prisideda arba visai neprisideda prie savo vaikų išlaikymo. Ir va šitas dalykas tai mane, žinok, šiurpina, nes kažkaip kiekvieną kartą, kai pasikreipiama yra dėl mediacijos, tai aš girdžiu klausimą, o ten tie minimalūs alimentai kokie yra? Arba kaip man padaryti, kad nesimatytų, kiek aš uždirbu. Ir jie dar, supranti, tie minimalūs, dar kai tu įvardini, koks yra maždaug tas vidutinis dydis, tai dar būna šokas, čia tiek daug, iš ko man reikės gyventi. Ir tada man kyla klausimas, ar žmonės iš vis planuodami vaikus suvokia tą atsakomybę? Ar ne? Kad yra atsakomybė ir prievolė išlaikyti, garantuoti, ar ne, išsilavinimą, pasirūpinti sveikatą, viskuo. Nes atrodo, kad ir šitas kontraktas yra nutrauktas. Tai jeigu mes skiriamės, tai kažkaip leidžiama net savo pasakyti, kad tai jinai ten ar jisai labiau tų vaikų norėjo, tai dabar gali džiaugtis ir auginti. Nes kartais dargi būna ir toks pasakymas, kad aš tai jai jau pinigų nemokėsiu, kad jinai į savo grožio salonus eitų arba ten nagus tvarkytųsi. Tai tiek yra tarptų žmonių visko daug prisikaupę neišspręsta, iš to matyti ir kyla tas, žinai, vienas kitų nepasitikėjimas, bet kenčia tai tas vaikas. Ir tikrai į tokias, žinok, situacijas papuola, kad, žiūru, tie tėvai, kad ir susitarę dėl bendravimo tvarkos, pavyzdžiui, toliau nesugeba bendrauti, toliau konfliktuoja. Vienas, pavyzdžiui, bando tartis, kitam tada kažkokios ambicijos kyla, principai, jis nori pakerštauti. Žiūrėk, reikia laikytis grafiko, ten vaiką suruošti, ten 7 vakare, žinai, ten tėčiui ir mamai atiduoti. Jau ten kyla konfliktas, įtampa. Tas vaikas kažkuriame etape lygiai taip pat irgi išgyvena gausybę tų emocijų, kol paskui atsiranda tokios situacijos, kaip, ar ne, nenori pas vieną ar pas kitą važiuoti. Tada vėl iš naujo konfliktas, tu nuteikinėjai prieš mane. Arba jisai privalo, nes jisai mano vaikas. Taip. Tai, tiek yra probleminių šitų dalykų. Ir ta žala, aš net nežinau, jinai tikrai yra, neišmatuojama. Ir, pavyzdžiui, man yra tekę su paaugliais dirbti mokyklai, mokymus, tokias praktikas irgi vesti. Ir, žinok, aš tikrai matau labai daug nelaimingų vaikų, užsidariusių vaikų, kuriem atrodo nebėra net su kuo normaliai pasikalbėti, jie nesijaučia suprasti, išgirsti. Šiaip tai realiai net didelė dalis nesijaučia, kad jie rūpi kaip žmonės, kad jų nuomonė svarbi yra, kad jų poreikiai yra svarbus. O kaip tu galvoji, kas čia vyksta? Kas vyksta su suaugusiais žmonėmis tada, kad vaikai, mūsų vaikai taip jaučiasi? Aš tada dažnai kitaip paklausiu. O ką mes laikom suaugusiu žmogumi? Nes mano akimis, tai mes suaugusių kūne turime labai daug žmonių. Labai daug. Bet kai man reikia su jais pakontaktuoti, žinai, man tikrai kyla dažnai didelis klausimas, ar jie tikrai yra suaugę. Dėl vieno dalyko, aš jau čia iš savo darbinės pusės sakau. Iš kur kyla tas pats negebėjimas komunikuoti, kalbėtis ar konfliktuoti? Iš vieno paprasto dalyko. Žmogus nemoka su savim kalbėti, savęs gerai nepažįsta, su savimi nemoka susitvarkyti, nesupranta, kokie jo paties poreikiai yra, kokios jo emocijos yra, kodėl jisai nori ar nenori vienų ar kitų dalykų. Jisai su savim dar nėra susitvarkęs ir subrendęs.
Bet eina į santykį, kuria šeimą, gimdo vaikus ir tada visi šitie, žinai, vidiniai reikalai neįspręsti, jie reiškiasi per išorę labai labai stipriai. Tai, ar mes tikrai labai visi suaugę, tai Čia labai geras tavo klausimas. pastebėjimas, jo. Man tada, žinai, iš karto pradėjau galvoti, suaugęs žmogus greičiausiai tas, kuris jau tikrai suaugęs, kuris turi vaikų, bet jo, tavo labai geras pastebėjimas, net ir žmonės, kurie turi vaikų, nebūtinai jie yra suaugę ir nebūtinai jie moka spręsti konfliktus, būti konflikte. Ir grįžtant prie to pastebėjimo, kad tu sakai, kad vaikai jaučiasi neišgirsti arba kad niekam nerūpi, ne? Tai kaip tu galvoji, kokius signalus arba ką, aš bandau pasakyti, kaip atpažinti arba kaip padėti arba kaip tėvams, ne, tokį truputį žinutę nusiųsti, kad pastebėkit, ar jūsų vaikai jaučiasi, kad jie jums rūpi. Nes, kas būna, ne? Taigi turi naują telefoną, taigi turi ten kažkokius vardinius sportbačius. 15 būrelių turi. 15 būrelių turi, kurie, kiek kainuoja. Tai kokios dar jiems čia, ko jiems dar, kaip jiems dar parodyti? Aš manau, kad mes darom vieną tokią didelę klaidą kaip tėvai. Daug dalykų bandydami nuspręsti už vaikus, atspėti, o šiaip tai galima tiesiog paimti ir paklausti, kas tavo vaikui yra tas rūpinimasis, per ką jisai jaučia, kad juo yra rūpinamas, ar ne? Ar jisai tikrai jaučiasi taip, kad jisai rūpi? Tai paklauskit, galit nustebti, nes kai tinkamai paklausi ir leidi išsikalbėti, nepertraukdamas, nebandydamas kažkaip tai numenkinti jo požiūrio, kad tai nesąmonė, o tai kodėl, taigi pažiūrėk, ar ne, jau iš karto taisom remontom. Jeigu tu tikrai nuoširdžiai gali paklausti ir paskirti kokybiško laiko išklausyti, tai vaikas labai daug pasako pats. Tik tai mes labai retai, iš tikrųjų, žinai, aš kol nepradėjau coachingo mokytis, mano dukrytės labai mažytės tada buvo, tai aš buvau tikrai, statistinė įprasta mama, kuri irgi galvoja, kad stengiasi, rūpinasi, žino geriau ir man pačiai yra greičiau ir už vaiką padaryti ir pasakyti, ką jam daryti, ar nenutaupom savo laiką, taip yra. Ir tikrai iš mano pusės... Tu valgytų, nevalgytų, šitą rengiesi, tau šitas nepatinka. Jo, čia greitai imam šitą, čia padėta, čia einam, važiuojam jau, ar ne, čia būsim, čia eisim. Ir aš po to pradėjau to coachingo mokytis ir ten visa esmė yra užduoti klausimus. Po to mediacijos pradėjau mokytis, ten lygiai taip pat, kaip vesti pokalbį per klausimą atspindėjimą, emocijų, ten įvardinimo, daug technikų yra. Ir aš pradėjau viską taikyti, taip, aišku, kad ant vaikų. Ir ant vyresnėlės ypatingai, jinai darželinukė buvo. Ir žinok, aš tai nustebau, kiek jie daug turi ką pasakyti. Kai tu moki paklausti ir išklausyti, kiek daug jie kalba ir kaip jiem visai kitaip atrodo, negu tau atrodo, nes, suvokimas tikrai atėjo toks, kad aš čia savo geriau darau, žinai, trumpindama kelią ir duodama tas komandas, nes man paprasčiau, aš galiu išvengti ten tų kažkokių susidūrimų, tai veikia, kol vaikas mažas ir, tau paklūsta, ne? O po to su paauglystė, o tada tai grįžta, žinai, maištas, taip. Ir tada mes stebimės, kad vaikai ieško draugysčių, santykis tas nutrūksta arba prasideda tam tikros priklausomybės, nes natūralu turbūt, kad jeigu aš jaučiuosi vienišas šitam dideliam suaugusių pasauliu, kur suaugę geriausiai žino kaip, taip, tai turbūt yra labai labai sudėtinga. Aš čia dar vieną vietą noriu, žinai, palies, dabar kažkaip užvedė ant kelio, ne tik apie tą komunikaciją, bet apskritai apie tai, kaip žmonės sprendžia problemas, bet kokias, asmeninio gyvenimo, sunkumus darbe, tų pačių kažkokių tai nesutarimų ten draugystės, ar ne, savo, aš tarkim kaip mama, savo asmeninio gyvenimo, kaip sprendžiu problemas ir kaip sprendžia tėtis. Tai irgi yra pavyzdys, kurį perima vaikai. Tai nebūtinai mums reikia tik tai, žinai, apie tą bendravimą ir konfliktus kalbėti, bet pavyzdžiui, jeigu aš pervargus tenai grįžtu po darbo, ar ne, ir nusprendžiu, kad aš nenoriu ten niekam skirti laiko, užsidarau ten savo kambarį, vonioje ar dar kažkur ten su vyno taure. Tai yra pavyzdys vaikui, kaip sprendžiama problema. Aš izoliuoju save ir kažką tenai neveikiu. Tėtis gal, žinai, pakuojasi ten daiktus, savaitgalį iš viso išvažiuoja ten į medžioklę, į žvejybą ir kažkur, žinai, ir irgi bėga. Tai mes ir mokom vaikus
per savo pavyzdį doroti su gyvenimo sunkumais. Ir jie po to tai perima. Mokyklai nesiseka kažkas, tai jie kažkaip sprendžia, žiūrėk, užsidarė kambarį. Arba bėga iš pamokų. Bėga iš pamokų, ar ne, bėga nuo atsakomybių, kažką metą nedaro, nes net nesitikė, pavyzdžiui, sulaukti pasiekmių kažkokių, ar ne. Tai tiek yra daug niuansų, tai aš visą laiką sakau irgi žmonėm, pradėkit nuo savęs. Ir neauklėti, nemokyti, nepasakoti reikia, bet pavyzdį rodyti. Tai yra geriausia mokykla. Paprastas pavyzdys iš mano asmeninio gyvenimo, ne? Jau man dirbant šitoj srityje su tais konfliktais, tobulinant įgūdžius, aš labai pradėjau daug mokytis ir kaip tos konfliktus reikėtų spręsti, pradėjau mokytis nesmurtinės komunikacijos ir aišku, vėl, praktika vyksta tiek mano artimo aplinkoje, tiek šeimoje, tiek, pavyzdžiui, dirbant nuotoliu, ką aš visą laiką daugiausiai ir darydavau dar per karantinus, tai iš namų ir vaikai pastoviai dalyvauja užsiėmimuose, paskaituose ir visur kitur. Tai pastoviai girdi tam tikrą informaciją. Tada aš bandau tokiu būdu bendrauti su jom, ar ne? Kas atsitinka? Jos tarpusavį, pavyzdžiui, mergaitės dabar susipyksta, išleidžia ten savo tas emocijas ar ne, bet aš girdžiu, ką jos daro. Tai jos kopijuoja tas frazes, kurias aš sakau. Arba joms sakau, arba per paskaitą sakau. Ir taip modeliuoja tą konfliktą. Galų gale, jeigu vienai ten kokia temperatūra, užkyla, pabūna savo kambarį, mano vyresnėliai tai patinka atsitraukti, kol jinai susipranta, kas buvo. Praeina 10-15 minučių, nusileidžia laiptais ir jinai man sugeba įvardinti, ką jinai jaučia ir dėl ko jai kas tenai netiko, kaip norėtų, kad būtų. Tai aš taigi neliepiau jom ten knygų, skaityti, mokykitės, kaip reikia kalbėti. Tai kitaip neišmoks, jeigu tu to nedarai. Kiekvieną kartą, kai aš prasileidžiu kažką tai ir padarau irgi kitaip, irgi yra žmogiška ir man, mėnulio fazės veikia ir ciklai visokie. Tai žiūrėk, aš matau, kaip greitai irgi pasigauna tą patį pavyzdį. Tai va čia turbūt dar viena ta tema, kai būna, pavyzdžiui, konfliktas įvykęs ir tada suaugę žmonės laukia, kol kitam vaikui praeis konfliktas. Aš visą laiką rekomenduoju, nežinau, tai tu gal paantrinsi man, kad mes esam suaugę, mes turim mokyti, kaip dalyvauti ir kaip būti tame konflikte. Ir jeigu vaikas nori pabūti vienas, viskas okei, bet mes turim būti tie žmonės, kurie žengiam žingsnį ir sakom, aš tavęs laukiu, labai norėčiau, kad pasikalbėti tai, kas įvyko. Nes kas atsitinka, kai laukia du žmonės, tarkim, vaikas ir suaugęs vaikas. Tai grįžtant prie tų suaugusių temos, pavyzdžiui, mano atveju, tai aš visiems rekomenduoju irgi tą patį padaryti, tiek su vaikais, tiek su savo antrom pusėm, dar nesant jokiai įtemptai sudėtingai situacijai, kai visi yra geros nuotaikos, geros būsenos, aptarti, kaip mes norim būsimą kažkokį konfliktą spręsti. Pavyzdžiui, aš su savo dukrom irgi esu aptarus, nes esu bandžius skirtingus dalykus taikyti irgi visokių, knygų prisiskaičius ir man kažkaip tai nesuveikdavo, kad ten konflikto metu, jeigu vaikų iškyla emocijos, tai ten laikyti apkabinti, dar labiau tenai priešinasi. Visokių ten tokių dalykų, kol galiausiai aš išlaukiu to momento ir sakau, žiūrėk, Meda, kai būna tokia situacija, kai tau pasidaro labai pikta, arba labai liūdna, ar ant manęs, ar ant sesės, ant kažko, ar ne, ką tu nori, kad aš daryčiau, ką man daryti, nes aš sakau, nežinau. Ar man ateiti tave apkabinti, ar man įsikišti kažkaip, ar ne, kažką pasakyti, ar man tave palikti ramybę, ką man daryti. Ir jinai pasakė, sako, man geriausia yra, kai aš galiu viena pabūt, bent kelias minutės, aš tada, sako, nusiraminu, pagalvoju ir galiu ateiti ir tada mes galim pasikalbėti. Valio, sakau, gerai, tai tu nori, kad aš tave palikčiau šiek tiek ramybę, ar ne? Jo. Ir mums tai veikia. Tai aš visiems sakau, kol jūs dar nesat tam, už racionalaus mąstymo lauke, kol dar neįvyko nieko, aptarkit, kaip pyksitės, kaip kalbėsitės. Jeigu tų emocijų bus per daug ir jau kils noras ten kažką įžeisti, arba ten pagalvę mesti, arba kaip norėčiau papurtit, sako, ne? Ką jūs tada darysit? Kaip kiekvienam geriausia yra susireguliuoti. Kažkam gal reikia eiti šaltų vandeniu persiliet, kažkam gal reikia eiti pasivaikščioti 10-15 minučių nusigaruoti. Ir ką jūs darysite po to? Tai vis tiek turi būti kažkoks įrankis, sistema, per kurią aš galiu tada sėsti ir išsiaiškinti. Man, tokia mintis kilo, tada ateina tėtis arba mama ir sako, nu ką, psichas praėjo? Ar praėjo, ožiukai čia. Nekreip dėmesio, ožiukai čia praeis.
Tai aš nežinau, kam tiesiog iš malonumo arba, žinai, mano hobis ožiuką dabar pademonstruoti. Tai aiškiai yra, aš norėčiau, kad žmonės suprastų, kad bet kokia emocija intensyvi, didelis pyktis, noras mėti daiktus arba tiesiog verkimas, ašaros, jinai yra indikatorius apie kažkokį tuo metu svarbų nepatenkintą poreikį. Ar gali tai žmonės tiesiog suprasti, ar ne, kad kažkoks poreikis yra nepatenkintas? Duosiu paprastą pavyzdį. Kai mano irgi vyresnėlė pradėjo eiti 1 klasę. Labai su dideliu užsidegimu, labai buvo faina, labai jinai norėjo eiti, paėjo keletą savaičių ir man ją pasiimant po pamokų visą laiką kildavo kažkokia tokia mini isterija mašinoj. Jinai ateina vaikas, matau, kad lyg geros nuotaikos, bet jau prie mašinos artėja ir prasideda į mašiną įlipa, aš klausiu, tai kaip sekėsi, man čia nepatinka, čia viskas yra nesąmonė, apsiverkė ir čia tokia banga, wow, galvoju, čia, gal kažkas atsitiko, gal su kažko susipyko, gal čia adaptacija, gal kažkas yra negerai, žinai, 1 dieną, 2 dieną, 3 dieną aš jau einu su mokytojom kalbėti, nes namuose bandžiau dar pasikalbėti, nenoriu kalbėti, žinai, nenoriu nieko pasakoti, gal kažkas įvyko. Nueinu aš į mokyklą pasikalbėti su mokytom, viskas ten gerai, tas vaikas visą dieną yra geros nuotaikos, kelis kartus buvo tokie momentai, kad ten per tą ilgesnę pertrauką prisnūdom pagalvėlės. Galvoju, reiks patyrinėti šitą dalyką. Išsiaiškinau po to, kad mano vaikui trūksta maisto, jinai gauna ten tų pietų, jai nelabai patinka, jinai nepavalgo ir jinai realiai ten apie 1:30, kai aš ją pasiemu, jinai būna alkana. Ir dėl to jinai yra pikta. Kitas dalykas, ten dar skydliaukę turėjom patikrinti irgi, žinai, hormonų balansus, disbalansus. Ir ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau vežiotis užkandžių mašinai, ją pasiemant. Ir tokia situacija. Įlipa vėl jinai, prasideda uraganas, aš matau, kad alkanas vaikas, tiesiog yra pavargęs alkanas vaikas. Aš nieko nesakau, jai ten riešutukų, šokoladuką ar bananą, žinai, į galą. Jinai dar ten muistosi, pyksta, suvalgo, tada verkia. Kaip tu visą laiką žinai, kaip mane nuramint, kaip man pagerėjo, aš taip norėjau valgyti, išsiverkė, grįžtam namo, jinai pamiegojo ir tada mes turim pokalbį, iš kur tu žinai, ko man reikia, kaip tu visą laiką žinai, kas man svarbu ir man dabar taip gerai, sakau, tai papasakosi, kaip to mokyklai sekasi, kaip faina toj mokyklai, viskas ten įdomu, viskas gerai. Tai, žinai, labai dažnu atveju apskritai, atkreip dėmesį į fiziologinius poreikius reikėtų. Ir čia ne tik su mažais vaikais. Aš turėjau visi savo. Ir pavyzdžiui, pasitikrinau tą dalyką su tais paaugliais vesdama mokymus. Darėm tokią praktiką ir matau, kad didelė dalis vaikų, paauglių 16-17 metų, jie nebeįsitraukia į užsiėmimą. Jau ten akis laksto, jau vieniem matau neįdomu ir galvoju, ar aš čia kažką irgi negerai darau, jų neįtraukiu, kas yra, žinai. Turėjau emocijų maišelį, psichologai žino, su vairiom kortelėm, kai dirba, tai ir toksai yra. Ir paprašiau tiesiog ant savo tų kėdžių, kurie sėdi, užverstai, anonimiškai galima, pasidėti emociją, ką jie dabar jaučia. Ir pasidarėm pertrauką. Jie padėjo, išėjo, aš einu ir aš taip išsigandau, nes aš matau ant tų kėdžių agresyvus, įtūžęs, piktas, visokių tokių pridėta, liūdnas, išsekęs. Ir man toks, galvoju, ką dabar man daryti, nes čia turėjo būti labai smagi praktika, kūrybiška. Jie sugrįžo. Pasiėmiau lentą, pasibraižėm šiek tiek jausmų lentelę, nupaišiau poreikių lentelę ir tiesiog paklausiau jų, kurie tie poreikiai yra nepatenkinti, kad kyla šitas jausmas. Tai mano nuostabai daugelis tų intensyviausias emocijas išgyvenančių vaikų pasakė, kad labai prastai kelintą naktį miega ir tiesiog fiziškai nori miego ir nenori čia būti, kažkas yra irgi nedavalgęs. Keletą buvo, kurie turėjo konfliktą su tėvais ir jautėsi neišgirsti ir jam dabar tiesiog net neina nei įsitraukti, nei susikaupti, nei noras yra dar stengtis ir daryti. Vienam atsimenu vaikui irgi tas toksai beviltiškumas buvo, jisai jau net 16 metų, jau net nebesijaučia galintis kažką pakeisti, kažkam rūpėti, su kažkuo išsikalbėti. Tai įsivaizduok, kiek kartų reikia tokiam jaunam amžiui nusivilti, kad tu jau net nebesitikėtum. Toks.
Arba kiek kartų būti neišgirstas, kad tiesiog priimti tą sprendimą, kad tiesiog jaučiuosi beviltiškai. Taip, tai aš labai norėčiau, kad žmonės apskritai išmoktų tą žodį poreikis ir pradėtų gilintis, kas čia yra per dalykas ir girdėtų žmogų per tai. Tai yra, jeigu jau yra ta intensyvi emocija, stebėti, tai gerai, tai ką tas žmogus jaučia dabar, kai taip elgesi arba taip kalba ir kas jam yra taip svarbu, kas dabar yra nepatenkinta, iš kur ta reakcija kyla. Tai jeigu mes sugebėtumėm tai pastebėti ir turėtumėm įrankį, ar ne, įvaldę, kaip paklausti ir kaip elgtis, tai be galo daug dalykų išsispręstų. Tai baigiant mūsų šitą laidą, tada tokie pagrindiniai aspektai. Tai stebėti poreikius savo ir vaikų, ne? Konflikte mokytis būti ir aptarti, kai yra ramybės būsena, kaip tu nori, kad aš elgčiausi ir kaip aš reaguosiu, ne? Dar kažką pamiršau? Dar vieną dalyką, žinai, atkreipti iš tikrųjų dėmesį ir mokytis kalbėti apie jausmus, o ne šokti kiekvieną kartą prie sprendimų. Nes žmonės siūlo variantus, ką kiekvienoje situacijoje daryti, tik dėl to, kad jiem yra emociškai sunku išbūti. Vat kai kitam sunku, kai kitas kažką tai rodo, mesgi iš karto bandom viskas, baig, tai nueik, pasakyk, tai padaryk, ar ne, kad tik tai tame nebūtų, nes mums nepatogu. Tai mokytis, kaip būti ir kaip apie šituos dalykus teisingai kalbėti, o ne kiekvieną kartą siūlyti, žinai, ką reikia daryti. Tai ačiū, Milda, labai tau už pokalbį. Girdėkim, matykim, klausykim ir nepertraukykim vaikų ir manau, kad taip viskas lengviau spręsis. O jums ačiū visiems, kas buvot su Lyderių karta.